kur dažniausiai užstringa versle. Aš ten buvęs 100 kartų, tikriausiai ir jūs, jeigu pradėjot savo veiklą. Toks vadinasi ratas, kuo daugiau galvoji, tuo daugiau dvėjoji. Kuo daugiau dvėjoji, tuo mažiau darai. Kuo mažiau darai, tuo daugiau galvoji. Ir tasai sukasi ratas, sukasi ir galų gale, pasižiūrėjus dienos eigoje, pažiūrėjau, kad tu nieko nepadarai. Tai aš ten buvęs tikrai daug kartų ir žinau, kas irgi verslų užsiema, yra ten buvę daug kartų. Ir šitam rate svarbiausia yra vėlgi daryti, nes kartais būna, kad, va, kaip čia, ką aš pasakysiu, kaip čia paskambinu, ir tai pradėm galvoti, o gal čia vis dėlto ne, o gal aš nemoku, man gal reikia kažką paskaityti, man reikia kažkur tai pasigilinti. Tada aš nedarau veiksmų, kurie veda prie rezultatų, kuo mažiau darau, tada vėl pradedu galvoti ir užsisuku kitam rate. Tai visi tikriausiai irgi, kas užsiimat savo kažkokiu tai verslu ar veikla, tai tikrai tame yra prasmė, nes verslė dažniausiai pradžioje mes turim kažkur tai, ar ne, jeigu tu ypatingai pradedi, tai faktas, kad tu ir turi ieškoti klientų, žmonių, daryti tam tikrus veiksmus ir jeigu tu neturi mentoriaus arba atsakingo kažkokio tai žmogaus, kuris tave pažiūrėtų, kaip tau sekėsi, tai mums įdarbinti save yra, patikėkit, labai nelengva. Mes mėgstam komforto zoną, aš irgi lygiai taip pat neišimtis ir šitoj vietoj tas išėjimas iš tos zonos yra, kaip aš sakau, tikrai yra įmanomas, bet geriausia man asmeniškai, tai vėlgi ta atsakomybė prieš kažką kitą. Atsakomybė prieš save tai yra tikrai aukštas lygis. Jeigu jūs esate tiesiog pasakiau savo ir padariau, būtų fantastika, galbūt ir yra. Man iš tikrųjų sudėtingiau, lygiai taip pat ir su svorio mažinimu, su mityba, man pačiam, aišku, dabar jau susiformavę įpročiai, bet pačioj pradžiai, tai vėlgi, jeigu kažkam atsakingas, mažiau galvoju, tiesiog daugiau darau, kuo daugiau darau, automatiškai atsiranda klaidas, reiškia, raportuoju arba sakau, kaip čia kur ką daryti, pasitaisau ir tokiu būdu pradedu gerėti. Ir šitoj vietoj vėlgi daug lengviau išeiti iš to rato ir tada atsiranda kas? Didesnis pasitikėjimas savim, nes aš darau, reiškia, aš pasakiau, aš galiu ir pradedam sukti tą jau visai kitokį ratą, ar ne, kur aš tiesiog darau, pradedu tobulėti, geresnis būnu, analizuoju klaidas ne pats, bet su žmogum, kuris tikriausiai galbūt yra ten, kur aš noriu būti, analizuojam, man sutrumpina laiką, mokymosi procesas daug greitesnis, vėl darau, vėl klystu, vėl analizuoju, vėl darau, vėl klystu, analizuoju ir tokiu būdu atsiranda įgūdžiai, kurie mums padeda veikloje, kurie užaugina mums stuburą, kurie užaugina mums kūrą ir tokiu būdu pradedam augti. O kitu atveju, jeigu aš pats, ar ne, kaip ir pavyzdys, jeigu žmogus nori ten lieknėti ar dar kažką tai daryti, tai lygiai taip pat ir čia. Jisai galvoja, gal kažką tai reikia surasti, kažkokį kitą variantą, gal čia reikėtų kaip ir daryti, bet dar biškai pagalvosiu, nes nežinau, ar man pavyks ir taip toliau, ir galų galia nieko nedaro, paskambini po mėnesio, po 2, po 3, jisai yra ten pat, kur ir buvo. Tai tikslas yra daryti, tai jeigu mes tiesiog užsuksim tam rate, žinokit, niekas neįvyks savaime, iš dangaus neiškris, nebus taip, kad tu kažką sužinojai ir taip toliau, kaip ir tą knygą skaityti. Fainai knygą skaityti yra labai gerai, mintis yra super, bet jeigu tu nieko nedarai, tiesiog skaitai, tu ten būsi, kur esi, nes tik tais nuo darimo viskas keičiasi. Daryti, ar ne? Darai, klysti, faktas, nes jeigu ypatingai pačioj pradžiai analizuoji klaidas, darai geriau. Susitinki su kitais žmonėm, kurie galbūt daro tą patį, ką ir tu, pažiūri, kaip jie ką daro, pasidalini savo patirtimi, jie pasidalina savo patirtim, kažką tai gero naujo sužinai, dar truputėlį paaugai. Tai visi tie procesai, jie yra kartu susiję ir tikrai rekomenduoju, vėlgi, jeigu pradedat savo veiklą, nežinau, aš asmeniškai, kaip pats esu tinklinė marketingė, tai pas mus yra vėlgi rėmėjas aukščiau stovintis, kam aš atsiskaitau, ar ne, tai aš sakau, žiūrėk, sako, gerai, koks tavo planas, darysiu taip ir taip, jis pasižiūri, kad tai būtų padaryta. Jeigu tai nepadaryta, tai ačiū, viso gero, iki darbo ir nesugalvos. Tai va, o jeigu padarai, kad ir nebūtų ten dideli tie žingsniai, pradėti nuo mažų, galbūt ten 5, 6, 10 pokalbių kaip pavyzdys, tai automatiškai užaugina skūrą. Aš pradedu tikėti savim, kitokiu atveju nieko nebus. Tai va, taip kad mažiau dvejokit, mažiau galvokit, daugiau darykit ir viskas tikrai jums gausis.